Taigi, kam reikalingas highlighteris ir kur reikėtų jį tepti? Šią švytinčią priemonę mes turėtume dengti ant aukščiausių veido vietų. Tai yra ant skruostikaulio, taip pat galime ant nosies briaunelės, taip pat ant viršutinės lūpos, tai kitaip vadinamo kupidono lanko, taip pat galima po antakių ir netgi virš jo. Ant nosies briaunelės, virš lūpos, po antakių ir šiek tiek virš antakių, bet labai lengvai. Svarbiausia, ką turėtumėte žinoti renkantis highlighterį, kad jį reikėtų naudoti tose vietose, kur nėra tekstūrinių nelygumų ar bėrimų, todėl kad švytinčios dalelės tik išryškins tas vietas. Taip pat dar vienas patarimas, nedenkite highlighterio T-zonoje, jeigu jūsų oda yra riebi, nes jūs gali erzinti papildomas blizgėjimas. Patarimas vakarui, tai highlighterį taip pat galite panaudoti ir savo dekolte zonos pagražinimui, tai yra raktikaulių išryškinimui. Tai highlighteris ypatingai gražų efektą suteikia, kai jūs pasisukate šonu ir būtent šios aukščiausios dalys, kurias padengiame šią priemonę, labai gražiai atrodys ir nuotraukoje, ir video, suteikia tokį skaistumą, gaivumą veidui.